kažkaip taip. Sveiki visi sugrįžę į Drago kanalą, mano vardas Kamilė ir aš nubučiuota raudono lūpdažio. Nu, realiai, labiausiai tai pavyko šitas bučinys. Šitas toks nevykęs. Aš šiandien noriu parodyti, kaip pasidariau štai šį veido makiažą, lūpų makiažą, artėjančiai Valentino dienai. Galite nedaryti iš tų štampų. Čia yra, žodžiu, aš pabandžiau TikToko trendą, kur merginos užsitepa raudoną lūpdažį, pasiema štai tokią plevelę, pabučiuoja plevelę ir padaro anspaudus ant veido ir atrodo, kad jos būtų nubučiuotos tų raudonų, sultingų, gražių lūpų. Na, aš pabandžiau pirmą kartą, man neidealiai sekėsi, bet manau, kad duoda tokio ekstra įvaizdžio. Galite pilnai skipinti ir nedaryti iš tų štampų. Galite tiesiog palikti raudonas lūpas. Tai vat, pradedam. Greitai nupasakosiu, kaip aš čia ką darau, kokius produktus naudoju. Prieš pradedant, visuomet raginu jūs sekti Drogą. Mes turim TikToką, YouTube'ą, Instagramą, visur keliam turinį. Pradedam ir baigiu šnekėti ir darom šitą makiažą. Aš akis jau pasidažiau, kadangi šito makiažo akcentas bus raudonos lūpos. Tai užsidėjau maskuoklį, pasidariau juodą eyelinerį mini, užsiklijavau blakstienas šias iš Eyelure, rasit Drogę, labai fainas pavienės, labai pagyvina visą akių makiažą, kaip matot, ant galiukų užsiklijavau. Ir dabar galim pradėti jau dažyti veidą. Veidą paruošiu su Emrolis šitų kremo, jis labai gerai sudrėkina veido odą, maždaug tiek paimu, pavolioju tarp pirštų ir masažuoju į veido odą. Ir nedarykit šitos klaidos, iškart pasitepus kremu, netepkit makiažo pagrindą, iškart leiskit šiek tiek įsigerti į odą jam. Reiktų kokios 1-2 minučių. Makiažo pagrindą naudoju Superstay iš Maybelline. Labai gražiai atrodo ant odos. Zatorius va tokia pipetė. Pasklaidysiu. Na, va kaip ant mano odos atrodo. Duoda tokio spindesio odai, man tas labai patinka. Toliau būtinas žingsnis. Maskuoklis, naudosiu iš L'Oreal. Šviesesnė spalva. Uždėsiu tik taškutį. Sklaidam kempinėlę, kaip visada. Užfiksuoti visą veidą naudosiu Isadora, The No Compromise vadinasi. Man labai patiko kokybė. Tokia pakankamai šviesi spalva. Ir iš tokių trikampėlių užfiksuosiu. Toliau suteikiam spalvos veidui, pasiėmiau šitą NYX. Čia man tai naujiena, bet čia jau seniai šita linija yra. Bronzeriai, skaistalai, tai pasiėmiau tokį bronzerį. Labai tikiuosi, kad man spalva tiks. Nežinau, kokia pigmentacija, tai... Wow, visko galima tikėtis. Kaip matome, labai pigmentuotas daiktas. Bet užtat, very bronzy. Veido makiažas, akių kaip ir baigtas. Jokių skaistalų nedėjau, nes noriu, kad visas akcentas būtų ties lūpomis. Ir galim pradėti dažyti lūpas. Lūpas pirmą apsivesiu Gosh raudonu lūpų pieštuku. Fainas pieštukas, jis toks gelinis, tai labai paprasta yra nusibrėžti linijas visas. Kol lūpų dar nepasidažiau, noriu pasiruošti plevelę. Žodžiu, darysim tik tokią, pamačiau tokį heksą, kur raudonas lūpas, tokius kaip bučinius, priklijuoja ant veido. Tai turiu va tokią maistinę plevelę. Kažkaip tai sakirpsiu. Plevelę paruošiau, nes turėsiu tai bučiuoti ir štampuoti lūpas, užpildysiu su Max Factor raudonu šlapiu lūpdažiu. Čia yra toks setas Lip Color ir Top Coat. Labai gera raudonas spalva turėtų būti. Kol pilnai nesustingo, ėmėmės darbo. Ir dedam jį. Kažkaip taip. Paimu kempinėlę, patapšnoju. Ir... Nežinau. Darom tą patį. Ir dedam čia. Na ką, ir mano makiažas baigtas, lūpos super ekstra raudonos. Galite, aišku, nedaryti iš tų bučinių štampų. Čia man nelabai pavyko. Čia tai pusiau. Pirmas bandymas. Kaip ir pirmas blynas, ne visada būna tobulas. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Šitos lūpos reikia man dažniau dažyti. Šitas spalva labai pabalina dantis. Ir šį Valentino dieną yra viskas apie raudoną spalvą. Ir lūpos, tai puikus akcentas jums pabandyti per Valentino dieną. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysim kitose filmukuose.